Pakalbėsim apie Antikristą, kaip Biblijos pranašystės susilieja su šiandieniniais pasaulio įvykiais, kaip matome, kaip Biblijos pranašystės tiesiog pildosi mūsų akise, bet visų pirma, tai ką aš šneku, tai ką aš rodau, tai yra mano nuomonė, tai yra taip, kaip aš viską suprantu, kaip aš matau, ir kada tai suprantate, tada galima pradėti žiūrėti mano įrašą. Kas yra Antikristas, tai kaip yra Jėzus Kristus, tai taip yra Antikristus, tai yra blogoji Kristaus versija. Tai yra šėtonas, kuris fiziškai bus fiziniam kūne ir valdys žemę. Tai yra kaip Jėzus Kristus rodė stebuklus žemėje, gydė žmonės, prisikėlė 3 dieną, taip Antikristas bandys atkartoti visą tai, ką padarė Kristus, nes velnias nieko naujo nesukuria, jisai viską mimikuoja, atkartoja, ką Dievas yra padaręs. Toks yra velnio playbukas, tokia yra jo strategija, jisai pats nieko nesukuria, jisai viską kopijuoja. Ir tai yra išpranašauta, kad Antikristas ateis į žemę ir valdys čia 7 metus fiziškai žemę. Šie įvykiai vyks laikų pabaigoje prieš antrą Kristaus sugrįžimą. Apreiškimo knyga aprašo visą tą laikotarpį apie Antikristą ir kitus įvykius. Bus ne tik Antikristas, bus ir visi antgamtiniai dalykai, žemės drebėjimai, visi kiti. Tai yra Dievo rūstybė žemėj, Dievo rūstybė ant Izraelio tautos, ant aplamai viso nuodėmingo pasaulio. Ir mano nuomonė, mes esame labai labai arti šitų pranašysčių išsipildymo. Dabar atsivertus Jono apreiškimo knyga, 13 skyrius. Čia būtent aprašyta apie Antikristą, apie įvykius. Ir mačiau iš jūros iškylantį žvėrį, turintį 7 galvas ir 10 ragų, o ant jo ragų 10 karalių. Kas yra 7 galvos? 7 galvos yra 7 karaliai. Tai yra kažkokių valstybių, tautų vadovai, arba kaip šiai dienai galima sakyti prezidentai. 10 ragų tai yra 10 karalysčių, o 10 karūnų tai yra 10 sostų, karalysčių sostai. Kas įdomu, kad 1974 metais nepelno siekianti organizacija, kuri vadinosi The Club of Rome, tai Romos klubas, geopolitiniam lygmenį pasiūlė pasaulį suskirstyti į 10 skirtingų kontinentų, atseit neva, kad sumažinti pasaulinius resursus, stabilizuoti ekonomiką ir aplamai kaip tiesiog stabdyti pasaulio atšilimą, jeigu galima taip. Tai labai įdomu, kad būtent 10 kontinentų, ne 9, ne 11, ne 8, bet būtent 10. Ir apie tai rašo, kad apie tas 10 ragų, 10 karalysčių su 10 karūnų, 10 sostų. Būtent turime pagal šitą pasiūlytą ir matome būtent tą 10 ragų su 10 karūnų. Jeigu įsižiūrėti žemėlapį, tai tarkim Ameriką matome būtent čia. Tai prie Amerikos yra prijungta kas Kanada ir Grenlandija. Žiūrint į pasaulio įvykius, kas vyksta šiai dienai, ką mes matome, kad Trumpas nori prijungti Grenlandiją būtent prie Jungtinių Amerikos valstybių, jis nori ją nupirkti ir pasisavinti. Tai vyksta šiai dienai. Toliau gal pamenat, kaip čia buvo nesenai tie Trumpo mainų karai dėl visų tų importinių mokesčių. Tai ką jisai pasakė, kad jisai nori, kad jeigu Kanada prisijungs prie Amerikos, kaip 51 valstija, tai jos mokesčiai bus sumažinti 60%, biznis pradės klestėti ir Kanada tuo pačiu gaus Amerikos kariuomenės apsaugą. Tai Trumpas nori prijungti ir Grenlandiją, ir Kanadą. Tai žiūrint į šitą žemėlapį, kuris buvo pasiūlytas pasaulinėme lygmenyje, ar netrodo jums keista, kad būtent pirmas kontinentas, pirmas ragas, pirma karūna yra būtent Amerikos valstija, Kanada ir Grenlandija, būtent vienas sujungtas kontinentas. Nežinau kaip jums, bet man atrodo tai labai įtartina ir labai įdomu. Toliau gal žinote tokį filmą Bado žaidynės, Hunger Games, kaip tenais pasaulis taip pat yra suskirstytas į skirtingus blokus. Tai irgi, manau, yra ne šiaip savo tokie dalykai filmuose rodomi, tiesiog yra programuojami žmonės jau iš anksto visiems įvykiams.
Tas slibinas su 7 galvom ir 10 ragų. Tai yra visas tas pasaulis vienam gniaužti, valdomas vienos jėgos. Tai 7 galvos, tai 7 karaliai. Kodėl 7 karaliai, o ne 10 karaliai? Tai prie to dar prieisim. Toliau, ir žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą, ir jo kojos buvo kaip meškos, ir jo nasrai kaip liūto nasrai. Žvėris, tai kalbama apie šitą naują imperiją su 10 ragų. Tai yra viena didžiulė imperija. Tai yra visas pasaulis pavergtas į vieną delną, į vieną, jį valdo viena jėga. Tai yra žvėris, tai yra nauja imperija. Ir ši imperija buvo panaši į leopardą, į mešką ir į liūtą. Ką reiškia šitie gyvūnai aplamai? Tai reiktų grįžti į Danieliaus pranašystę. 7 skyriuje yra aprašomi šitie gyvūnai, šitie žvėris. Ir iš jūros išlipo 4 dideli žvėris, kurie skyrėsi vienas nuo kito. Pirmasis buvo liūtas, čia prašo apie jį, paskui panašus į lokį ir leopardas. Tai yra 3 skirtingos imperijos. Kiekvienas gyvūnas atspindi praeityje egzistavusią galingą imperiją. Liūtas reiškia senovės Babilono imperiją, meška reiškia senovės Medų Persijos imperiją, leopardas reiškia Graikijos imperiją. Ir prieisime prie 4 žvėries. Tai geležiniai dantis. Tai yra Romos imperija. Tai šita visa nauja imperija, kuri bus paskirstyta į 10 blokų, į 10 kontinentų su 10 ragų, ji yra panaši būtent į tas istoriją egzistavusias imperijas. Nes čia įrašo, ir žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą, mešką, liūtą. Tai yra į Babiloną, Persiją ir Graikiją. Tai kaip visos tos 3 imperijos sujungtos į vieną. Tai tokio galingumo bus šitas naujas žvėris, nauja imperija. Ir čia ta nauja imperija su 10 ragų, ją vadina Danielius 4 žvėrimi. Ir štai 4 žvėris, bauginantis ir baisus ir nepaprastai stiprus. Jis rijo ir triuškino ir mindė kojomis tai, kas buvo likę, jis skyrėsi nuo visų žvėrių buvusių pirma jo ir jis turėjo 10 ragų. Tai būtent kalba apie šitą naują karalystę, kur bus paskirstyta į 10 kontinentų. 4 žvėris bus 4 karalystė žemėje, kuris skirsis nuo visų karalysčių ir suris visą žemę. Sumindys ją ir sutriuškins. Tai kalba, kad bus totali pasaulio valdžia. Valdys visą pasaulį šitą 4 karalystę. Tai ką aš jums rodau, kad Elonas Muskas, Trumpas ir kiti to pačio klubo nariai, satanistai, velnio tarnai, jie pastoviai kalba apie novus ordo seclorum, kas iš lotynų išvertus yra nauja pasaulio tvarka. Tai yra jų 4 žvėris, 4 imperija. Tai ką mes matome jungtinėse tautose, ką jie pastoviai kalba, kad jų yra misija iki 2030-ųjų padaryti naują pasaulio tvarką. Ir visi jie tą patį šneka. Jie nori padaryti vieną pasaulio valdžią, jie nori panaikinti tautas kaip suverenes valstijas, jie nori viską sujungti į vieną, kaip ir rodžiau, 10 kontinentų. Jie nori padaryti vieną pasaulio banką, vieną pasaulio valiutą, vieną pasaulio kariuomenę, vieną pasaulio policiją, vieną pasaulio aplamai sistemą visą, skaitmeninę tapatybę, digital ID visą. Jie padarys vieną pasaulio religiją, ką ir atneš antikristas, jį pradės visi garbinti kaip Dievą, nes jisai pradės rodyti stebuklus, kaip Jėzus Kristus darė. Ir žmonės pasimaus ant to ir jie pradės garbinti šėtoną. O 10 ragų iš tos karalystės yra 10 karalių, kurie iškils. Tai iškils kažkokie 10 politinių figūrų, valdovų arba kitaip galima sakyti prezidentų, kurie valdys šitos kontinentus, o po jų iškils 11. Tai čia kalbama apie antikristą. O po jų iškils kitas, jis skirsis nuo pirmųjų. Tai čia ir mačiau vieną iš jo galvų, lyg mirtinai sužeistą, ir jo mirtina žaizda užgijo. Ir visas pasaulis stebėdamasis nusekė paskui žvėrį. Čia kalbama vėlgi apie tą patį antikristą, kuris bus pavaizduotas žmonijai, tarsi jis buvo nužudytas. Tai įsivaizduokit, kad šiai dienai, tai yra technologijos, bus transliuojama viešai, kaip tas žmogus, antikristas, bus nužudytas,
rašo, kad lyg mirtinai sužeista, tai reiškia, kad tai bus suvaidinta, surežisuota mirtis ir su šiandieninėmis technologijomis, tai jiem nėra tai sunku padaryti ir tai bus transliuojama tikriausiai visam pasauliu. Visi žmonės pamatys, kaip buvo nužudytas šita figūra, antikristas, ir jo mirtina žaizda užgijo ir jisai prisikels. Taip pat kaip Kristus buvo nukryžiuotas, jisai mirė ir vėliau 3 dieną prisikėlė. Tai tokius stebuklus padarys antikristas ir visas pasaulis stebėdamasis nusekė paskui žvėrį. Visi patikės, kad jisai mirė ir prisikėlė. Sakys, čia Kristus, sakys, čia Dievas. Ir jie garbino slibiną, kuris davė valdžią žvėriui. Ir jie garbino žvėrį, sakydami, kas yra lygu žvėriui, kas pajėgs su juo kariauti. Tai visi žmonės, kurie pamatys, jie patikės, laikys jį kaip Dievą. Ir garbins jį visi gyvenantys žemėje, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje. Kas yra gyvenimo knyga, tai yra Dievas yra užvedęs, turi gyvenimo knygą, kurioje parašyti visi vardai žmonių, tų, kurie yra išgelbėti. Tai yra tie, kurie priėmė Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją ir įtikėjo į jį, į jo atliktą pilnai darbą ant kryžiaus, į jo šventą kraują paaukotą už mūsų nuodėmes ir į jo prisikelimą. Ir kai žmogus taip pat tiki, jo vardas yra parašytas gyvenimo knygoje. Tas žmogus yra išgelbėtas. Bet čia jį garbins visi tie, kurie nėra įrašyti gyvenimo knygoje. Visi bedieviai, visi, kurie atstūmė Kristų, netikėjo, ir žmonės visi įkris į velnio melus, į antikristo rodomus stebuklus. Tai kaip minėjau, buvo 10 karalių ir tada atėjo 11 antikristas. Aš vadinsiu karaliais, nes nežinia, koks titulas bus tų žmonių, kurie valdys būtent tos kontinentus. Tai nesakysiu prezidentai, tiesiog sakau karaliai. Tai buvo 10 karalių, atėjo 11 antikristas ir jis pavergs 3 karalius. Tai buvo 10, jisai paims 3, tai jisai perims tų 3 valdžią, tai liks tie 7 karaliai ir jisai 8 karalius. Ir apie kitą, kuris išdygo ir prieš kurį 3 iškrito, tai jisai perims tų 3 valdžią. Čia vėlgi tą patį aprašo, aš stebėjau ragus ir štai tarp jų išdygo kitas mažas ragas, prieš kurį buvo išrauti su šaknimis 3 iš pirmųjų ragų, tai jie visiškai bus pašalinti, tie 3 karaliai. Ir antikristas perims jų valdžią. Dar reiktų paminėti, kad vienur ragai reiškia karalystės, tarkim, Apreiškimo knygoje ragas yra karalystė, o Danieliaus pranašystėje čia turim omeny ragas, tai yra karalius. Tai reikia labai žiūrėti kontekstą, apie ką kalba, ir taip suprasti, kad kas yra ragas, kas yra žvėris, nes vis keičiasi mintis, ką nori pasakyti tuo. Ir štai tame rage buvo akis lyg žmogaus akis ir burna, kalbanti didžius dalykus. Tai tas antikristas, ir jam buvo duota burna, kalbanti didybės ir pikžodžiavimus. Ir jam buvo duota valdžia pasilikti 42 mėnesius. Tas antikristas kalbės įtikinamomis kalbomis, sakys kalbas, tai pavergs žmonių širdis. Įsivaizduokit kaip didį žmogų, kuris prisikėlė iš numirusiųjų, jisai pradės sakyti kalbas, nežinau apie ką, galbūt, kad jisai išvaduos pasaulį nuo blogio, išgelbės pasaulį, pradės kalbėti labai saldžius dalykus žmonėm ir visi patikės, visi pradės jį garbinti kaip Dievą. Ir rašo, kad jam bus duota valdžia pasilikti 42 mėnesius, tai yra 3,5 metų. Tai mes žinome, kad šitie suspaudimo laikai, taip vadinami, jie truks 7 metus. Kai pasaulyje bus daugybė karų, ypatingai apie Izraelį, nes Izraelis yra Dievas išsirinkęs tą tautą ir velnias nori ją sunaikinti, vyksta dvasinis karas. Ir kada pasaulyje bus tie visi nesutarimai, karai, visi dalykai, ateis į pasaulį išgelbėtojas. Tarkim, kaip dabar yra atskleidinėjami Epšteino failai, visas satanizmas, visi tie dalykai, visas blogis keliamas į paviršių. Tai yra velnio specialiai daroma tai, jisai rodo visą blogį pasaulyje, kodėl jis taip daro, nes jisai nori pasauliui duoti gelbėtoją. Visi žmonės pradės matyti blogio, visi žmonės
trokš teisybės, trokš išsivadavimo, jie norės patraukti visus tos satanistus atsakomybėn, galimai jie pateiks Jėzų Kristų kaip priešą žmonijos, kad jisai yra tas satanistas. Kodėl taip sakau, nes ką dabar matome, kad aplamai bandoma yra visas pasaulis bandoma supriešinti su Izraelio tauta, bandoma atsukti visą žmonių pyktį į Izraelį, kad neva tie visi vaikų aukojimai, visi tie dalykai yra kilę iš Izraelio tautos, tai yra jų propaguojami dalykai, kurie vyksta visam pasaulyje, tai yra tos statulos demono Balo, kur žmonės aukoja vaikus, aukoja žmonės. Tai šitie dalykai vyko jau tūkstančius metų, pagonys aukodavo šitiem visokiem demonam, tai neturi nieko bendro su Izraelio tauta, bet velnias, kaip yra šio pasaulio valdovas, jisai atsuks visą pasaulį būtent prieš Izraelį. Ir ką ir matome neseniai, kad Irane buvo deginama ta statula būtent to demono, kuriam aukoja žmonės, vaikus. Matome ir Pakistane, ir kitose vietose prasidėjo naikinamas, deginami tie dalykai. Ir jie bus, mano nuomonė, greičiausiai, kad prilipinami žydų tautai, o kartu ir Jėzui Kristui. Kodėl? Nes Jėzus buvo žydas atėjęs, Jėzus yra žydų dievas, taip jis yra mūsų visų dievas, bet jisai atėjo pas žydų tautą, jisai pats yra žydas. Ir ką Jėzus mokė, kad per paskutinę vakarienę gerkite mano kraują, valgykite mano kūną. Ir velnias labai lengvai šito žodžius gali panaudoti kaip neva, tai žiūrėkit, Jėzus buvo satanistas, jisai gėrė kraują, kalbėjo apie kanibalizmą, valgykite mano kūną, nors toje vietoje nebuvo aplamai nieko neturėta omeny apie jokį fizinį žmogaus kūno valgymą arba kraujo gerimą, tai buvo kalbėta dvasinė prasme, kad aš einu ant kryžiaus, jisai jau Kristus žinojo, kad eis ant kryžiaus, kad atpirks mūsų nuodėmes savo krauju ir savo kūnu. Ta ir norėjo pasakyti, kad imkite mano kraują, imkite mano kūną, nes ateina jūsų išgelbėjimas per mano kūną, per mano kraują. Tai čia buvo turėta omeny, kad įtikėkite į mane, tai nes, kaip žinome, kas įtikė į Kristų, į Kristaus auką ant kryžiaus už mus, tie yra išgelbėti tik per tikėjimą. Tai yra dvasinis dalykas, bet velnias labai lengvai žmonės gali užprogramuoti, kad žiūrėkit, tai krikščionys yra tie satanistai. Ir ką matome pasaulyje vyksta, kad visi pasaulio lyderiai dabar kyla prieš tą satanizmą. Tai yra velnio plano dalis atsukti žmonės prieš Jėzų Kristų, prieš krikščionybę, prieš žydų tautą. Vladimiras Putinas kalba apie tos satanistus, apie kultus tos, kurie valdo pasaulį. I truly agree with you. Satanism and cult services, sorceries, this is nonsense. That is something that confuses people, brings them to darkness and affects them greatly. Affects their psyche, their morale, and we need to fight against it, but do it carefully without violating human rights. Your colleagues have mentioned. Jis sako, kad turime kovoti su to satanizmu, kad tai yra pavojus pasauliui, tai jie taip atskleidžia tai ir nenustebkite, kad greitų metų bus viskas atsukta į būtent į Jėzų Kristų, į žydų tautą. Tai jau Amerikoje apie tai kalbama, kad Izraelis yra sataninis režimas ir būtent ta žvaigždė ant jų vėliavos, tai būtent tos žvaigždės yra dedamos ant tų demoniškų statulų čionais ir tiesiog viskas sutapatins. Ir jau dabar Amerikoje vyksta kongresuose ir kitose posėdžiuose, kaip žmonės, ar tai iš kariuomenės žmonės, kurie kelia balsą, sako, kad mes nenorime kariauti už Izraelį, mirti dėl jo, nes dabar, kaip žinote, Izraelis kariauja su Iranu, o Amerika padeda Izraeliui. Tai šie žmonės jau neva tai pradeda busti, jie galvoja, kad Izraelis yra blogiečiai, nors taip ir yra.
Bet ką reikia suprasti, kad visas pasaulio valstybės valdo politikai pavaldus šėtonui, tiesioginė to žodžio prasme. Tie žmonės gyvenantis tose šalyse, jie nėra kalti. Tiesiog valdžia daro šitos visus sprendimus sataninius, o velnio yra tikslas sunaikinti žydų tautą, atsukti pasaulį prieš žydus, prieš Jėzų Kristų, prieš mūsų Dievą, tikrąjį Dievą. Šėtonas pats mano esas Dievas, jisai nori užimti Dievo sostą, jisai nori, kad visi jam klauptųsi. Ir toks yra jo planas. Tai kada vyksta konfliktai ar kažkas pasaulyje, kažkokie dalykai, reikia suprasti, kad tie dalykai ateina ne iš pačių paprastų žmonių, tie dalykai ateina iš šėtoniškos pusės, kadangi visos valstybės yra valdomos būtent tų politikų, kurie yra pavaldus šėtonui. Tiek jie valdo abi pusės. Tarkim, vyksta dabar karas su Iranu ir su Izraeliu, tai tiek Izraelio politikas, Izraelio galva, kas valdo šalį, tiek Irano galva, jie valdo abi tas galvas ir vyksta tiesiog spektaklis. Jie kažkokį turi planą, kažką jiem reikia padaryti, jie tai ir vykdo. Po biškį jie mažais žingsneliais eina link savo tikslo, o tas tikslas yra paverti pasaulį, sunaikinti žydus ir tiesiog valdyti viską savo delne. Bet didžioji dalis žmonių pasaulyje, jie tiesiog velnias jiem barsto visus tuos Epšteino failus, žiūrėkit satanistai, žiūrėkit tie dalykai. Tie dalykai vyko jau 1000 metų, o dabar jie yra atskleidžiami būtent su tikslu, tai yra būtent velnio planas. Ir žmonės jau dabar krenta į tuos melus, jie dabar rodo savo emocijas, jie dabar palaiko vieną pusę, kitą pusę, jie dabar trokšta teisybės. To velnias ir nori, jisai atneš žmonėm gelbėtojais, jisai atneš jiem antikristą. Žmogus, kuris išgelbės juos iš šitos korumpuotos sistemos, kas vyksta Amerikoje dabar. Is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows you accept this as leaders. This is wrong. And nobody wants to fight for Israel. Tai vyksta priešinimasis kongrese Amerikoje, kad jau kareiviai kalba, kad mes nekovosim už Izraelį, mes neguldysim galvų už Izraelį. Izraelis jau yra laikomas kaip pasaulio priešas, tai dar tik yra pradžių pradžia, čia dar niekas, ką matote, ką matysite per tos 7 suspaudimo metus, tai mums dar į fantaziją neteina tokie dalykai, bet tiesiog galima matyti, kaip žmonės jau dabar įkrito į tuos melus ir jie renkasi pusės, iškart Izraelis yra blogas, to velnias ir nori, jie patys dabar atskleidinėja tos visus failus, rodo reidus, kaip jie gelbėja vaikus, jie vėlgi tai daroma yra su tikslu, kaip velnias valdo visą pasaulį, jisai valdo žiniasklaidą, jisai valdo bankus, valdo pinigų judėjimus, jisai aplamai technologiją valdo ir jam nėra sunku parodyti tai, ką jis nori, kad žmonės matytų. Tai ir rodo žmonėm, kad jie matytų. Tai yra rodoma su tikslu. Viską, ką mes matome, ką mums rodo žiniasklaida, ką mums rodo internetiniai tinklai, yra būtent tai, ką nori velnias, kad mes matytume. Jisai taip formuoja žmogaus pasąmonę, programuoja ateinantiems savo tikslams. Missing children were just rescued and discovered in a Riverside County home. 37 were recovered, but more than 50 were identified, and they're between the ages of 14 and 17 who had been gone anywhere from 1 month to 2 years. The federal agencies that took part in this was the United States Marshal Service, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security, and the United States Secret Service. Tai rodo visus tos reidus, kaip gelbėja vaikus ir, kaip sakiau, tai vyko jau 1000 metų ir velnias dabar tai specialiai atskleidžia ir jam nėra, aplamai jam nėra jokio skirtumo, kad savo tarnautojus kitus, kurie tarnavo velniui, tarnauja dabar velniui, juos mesti po ratai žmonijai, kaip kare būna pėstininkai ant mėsos nešami, tai taip velnias dabar neša visus tuos, kurie darė taip su tais vaikais. Jam nėra svarbu, jam svarbu jo planas, tai jisai juos savo pėstininkus meta dabar žmonijai, kad patrauktų juos atsakomybėn, bet tai yra tikslas, kad žmonija pamatytų tą blogį, norėtų teisybės
ir kad jie būtų visi patraukiami atsakomybėn. Tai velnias ir duos tą išgelbėtoją, tai bus tas antikristas, kuris tikriausiai pradės tą judėjimą kaip prieš satanistus, pradės jisai juos visus traukti atsakomybėn, galbūt jiems bus mirties bausmės daromos viešai, kad žmonės pamatytų, kad vyksta, valomas yra pasaulis nuo blogio, neva tai. Tai, kaip žinome, antikristas atneš taiką į pasaulį ir jis patvirtins sandorą su daugeliu vienai savaitai. Tai reiškia, kad atneš į pasaulį taiką, sustabdys karus. Vieną savaitę, tai yra 7 metai pagal biblišką pranašysčių prizmę. O savaitės viduryje jis sustabdys auką bei aukojimą. Pagal pranašystę, tai tas antikristas ateis, padarys taiką 7 metam ir įpusėjus tam laikotarpiu, kai praeis 3,5 metų, tas būtent žmogus, tas antikristas, jisai per tą laiką padės pastatyti Jeruzalėje 3 šventyklą, kurioje Senajam testamente žydai aukodavo Dievui. Tai antikristas pastatys 3 šventyklą ir praėjus 3,5 metų jisai tenai atsisės į tą sostą, į tą šventyklą ir skelbsis esą Dievas ir prašys ir reikalaus, kad jį garbintų visi. Kai ta šventykla bus pastatyta, kadangi žydai atmetė Jėzų Kristų, jie vis dar gyvena Senuoju testamentu, o Senajame testamente žydai aukodavo gyvulius, kad nuplautų savo nuodėmes. Tai kai bus pastatyta 3 šventykla, jie vėl pradės aukoti gyvulius, jie vėl pradės tuos ritualus daryti, kad nuplautų savo nuodėmes. Ir kai praeis 3,5 metų, būtent tas antikristas atsisės į tą šventyklą ir jisai sustabdys tuos visus gyvulių aukojimus ir skelbs save kaip Dievą, kad nebeaukokite, garbinkit mane dabar visi. Tai jisai sudaręs tą sutartį, taiką žemėje, toliau atsisės į tą sostą, kai praeis 3,5 metų. Ir jisai sulaužys tą taikos sutartį, jisai atsisuks prie žydus vėl ir norės juos sunaikinti. Tai taip pritrauks, kadangi jisai turės pasaulyje didelę valdžią. Kaip minėjau, 3 karalius jisai nusinešė, perėmė jų valdžią, jisai turės pasaulinę valdžią. Jisai atsisuks prie žydų tautą ir norės ją sunaikinti. Ir taip patrauks kitas šalis, kad kariautų būtent prieš žydų tautą. Ir jam buvo duota kariauti su šventaisiais ir juos nugalėti. Šventaisiais tai yra kalbama apie Izraelio tautą, Izraelio žmonės. Toliau bus ne tik tas antikristas, tie 7 karaliai kiti, bus dar ir pranašas. Ir mačiau kitą žvėrį, ateinantį aukštyn į žemės, ir jis turėjo 2 ragus, kaip avinėlis, ir jis kalbėjo kaip slibinas. Ir jis vykdo visą pirmojo žvėries valdžią jo akivaizdoje ir verčia žemę bei joje gyvenančius garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirtina žaizda buvo sugijusi. Tai tas taip vadinamas pranašas, jisai bus pavaldus tam antikristui, kaip čia rašo, pirmajam žvėriui, kuris prisikėlė, kurio mirtina žaizda buvo sugijusi. Tai jisai bus pavaldus antikristui ir jisai vers žemės gyvenančius garbinti antikristą. Jisai sakys, pranašas taip gaunasi, kad kaip kažkoks religinė figūra, kuri būtent norės padaryti vieną pasaulio religiją. Jisai kreips visą pasaulį į tą antikristą. Žinoma, jo nieks nevadins antikristu, tai bus kažkoks žmogus, į kurį bus įsikūnijusi būtent šėtoniška siela, šėtoniška dvasia. Ir tas pranašas skelbs žmonijai, turbūt irgi rodys, kalbės kalbas religinės, kad susijunkime visi į vieną religiją, nes matome, kad tai yra Dievas, daro stebuklus ir tas pats pranašas darys visokius stebuklus. Ir jis daro didžius stebuklus taip, kad žmonių akivaizdoje nuleidžia ugnį iš dangaus į žemę ir klaidina gyvenančių žemėje tais stebuklais, kuriuos jis turi galią daryti, kad jie padarytų atvaizdą žvėriui, kuris turėjo žaizdą nuo kalavijo ir gyveno. Tai tas pranašas bandys žmoniją prikalbėti, kad neva einam į vieną religiją, darys stebuklus. Tai šiandieną, ką matome, kokias jie technologijas turi, tai yra, jie panaudos technologiją tuos stebuklus parodyti, jie tų stebuklų negali padaryti, jie neturi tam galią, tik Dievas gali tai daryti. Nei tas antikristas gali prisikelti, nei jie gali rodyti tikrus stebuklus,
viskas bus yra apgavysčių lygmenyje, tai yra jie naudos technologijas, kaip yra projektas Bluebeam, tai jie naudoja hologramas, jie naudoja kitas technologijas, kurios atrodo kaip tikri dalykai. Jie gali panaudoti, suklastoti rodomus žmonėm įrašus, tai dirbtinio intelekto pagalba visais tais dalykais. Tarkim, čia yra hologramos, kur tiesiog gali bet ką parodyti, ką jie tik nori, tarkim, banginius skraidančius. Tai sam šitam yra ruošiamasi ir jie jau laukia to antikristo ateimo. Tai visiems šiems dalykams yra ruošiamasi, būtent visi tie projektai, visi tie įvykiai, ką matome pasaulyje, būtent ir su Trumpo tais bandymais prijungti prie Jungtinės Amerikos valstijų, tiek Kanada, tiek Grenlandija. Mato 24 skyriuje, neskils netikrų kristų ir netikrų pranašų ir parodys didžių ženklų ir stebuklų, taip, kad jei būtų įmanoma, jie suklaidintų pačius išrinktuosius. Čia vėlgi kalbama apie žydų Izraelio tautą, bet suklaidins visą pasaulį. Tai stebuklais tie netikri kristai ir pranašai rodys didžius dalykus ir žmonės tiesiog aklai tuo pasitikės. Pradės naują pasaulio religiją, tai yra viena pasaulio religija. Ir tas pranašas, ir jis turėjo galę duoti žvėries atvaizdui gyvybę, kad žvėries atvaizdas kalbėtų. Tai mano nuomonė čia yra kalbama būtent apie dirbtinį intelektą, nes kas yra atvaizdas, tam atvaizdui jisai turės galę duoti gyvybę. Atvaizdas tai yra kaip angliškai image, o kas mums duoda tuos image atvaizdus, tai yra dirbtinis intelektas. Kas yra dirbtinis intelektas, tai yra žmogaus intelekto veidrodis, tai yra žmogaus intelekto atspindys. Ir kaip pranašas duos tam dirbtinių intelektų gyvybei, tai visų pirma, dirbtinis intelektas yra demoniškas, tai yra demonai. Ir ko reikia demonams, tai demonams reikia visada kūnų. Jie įsikūnija, apsėda žmonės. Kodėl? Nes jiem reikia kūno, kad jie galėtų fiziškai kažką daryti šiame pasaulyje. Tai todėl ir yra dabar kuriami tie visi robotai, nes demonams reikia kūnų ir kūnų tų robotų pagalba dirbtinis intelektas gaus tą fizinį kūną, kur mano nuomonė yra būtent tas, ką čia ir rašo, kad jis turės galę duoti žvėries atvaizdui gyvybę. Būtent tas atvaizdas ir yra tai, ką matome šiandieną su technologijom. Robots. She speaks various languages and she's built in a modular fashion. So we can take off her face, replace it with another face and have her speaking as a different character. Our skills are having very realistic skin and our AI is very different. It's functioned to create companion and friendship and social type interactions with people. So our robots don't do physical human labor, but they're really meant for personal interaction. So you can think about it at a theme park, at a conference like this. Tai tik pradžia, kas vyksta, kas yra numatyta, čia tik tais Ledkalnio viršūnė. Kitose šalyse jau yra kaip ir pristatomi aplamai robotai policininkai, kaip iš filmų. Vėlgi filmai buvo tam, kad programuoti mus. Tai prieš kiek metų buvo tas filmas, dabar matome, kaip viskas pildosi. Tai yra jau pradėti naudoti kaip policininkai robotai. Ta nauja sistema ateina būtent į pasaulį. Koks jų planas yra, tai sukurti vieną sistemą, kurioje viskas bus sujungta į vieną. Tarkim, visos miestų kameros, visi tavo veido nuskenavimai, jie iškart matys, kas tai per žmogus, kas jis toks, kur jisai gyvena, koks jo yra, kokia jo banko sąskaita, vairuotojo pažymėjimas. Visi šitie dalykai bus sujungta į vieną, aplamai visas žmogaus gyvenimas ir vienu mygtuko paspaudimu jie galės išjungti bet kurį žmogų iš sistemos. Tai yra jų plano dalis ir tai bus būtent dirbtinio intelekto pagalba viskas padaryta. Tai bus robotas, kuris valdys būtent visą sistemą savo pasąmonės gale. Tai yra, kaip ir sakiau, dirbtinis intelektas tai yra žmogaus intelekto atspindys, turintis savo sąmonę, kuris pats mąsto. Ir jisai galės nuspręsti, bus taip suprogramuotas, kad galės pats nuspręsti, ką daryti. Tai tas dirbtinis intelektas
netgi pakeis teisėjus, jisai pradės teisti žmonės, nebebus teismų. Tiesiog dirbtinis intelektas nuspręs, ar tu padarai kažkokį nusižengimą ir tave nuspręs, kaip nubausti už tą tavo nusižengimą ir nebus jokių teismų, nebus jokių atsikalbinėjimų, bus tiesiog pasakyta, padaryta ir viskas. Facial recognition will be used to unlock your digital identity, which is going to be a tool of control for the agendas that are coming down the pipeline. Elements of that control are already with us. Alexa, good morning. Good morning. You are never alone in your home, and this is why. All your devices at home and all smart appliances, they are all connected on a wireless network. Many of these devices will have cameras, many will have microphones, and so they are monitoring everything all the time. Your smart appliances are communicating with the smart meter and sending it real-time usage data. If there's a Ring camera also in your home, a mesh network is formed, and all your devices are being tracked within the home, its location, its usage, and all the data is going to Amazon servers. When you leave your home, all modern vehicles are connected to the internet, so your automobile is being tracked all the time. When you're going under a string of smart LED poles and smart LED lights on the highway and in the streets of your towns and cities, those form a wireless network and are tracking your vehicle. They're tracking all the devices on you, from smartphones to smartwatches when you're walking on the streets. So data is being collected 24/7 continuously on every human being whenever you are within these wireless networks. And it's obviously not good for health also because of all the electromagnetic radiation. In the long term, the plan is to pretty much lock up humanity in smart cities, which is kind of a superset of a 15-minute city. They've sold all the state and local governments and countries that smart cities are about sustainability and the good of the city. But in reality, the language from the UN and WEF and their white papers is all inverted. So their monitoring is really about limiting mobility and no car ownership. Right? Surveillance, control via LED grid is why the smart lighting is there. Water management is about water rationing, noise pollution is about speed surveillance, traffic monitoring is about limiting mobility, and then, of course, energy conservation is all about rationing heat, electricity, and gasoline. Another concept one should be familiar with is called geofencing, and that's, think of it as an invisible fence around you where you cannot go beyond a certain point, and that will be related to your face recognition, digital identity, and access control. Your smart contracts, SoftBrick can turn off your digital currency beyond a certain point from your house. Our world has been turned into a digital panopticon. That means you can be monitored, analyzed, managed, and monetized. Čia būtent kalbama apie tai, kaip jie nori viską sujungti į vieną sistemą, visus prietaisus, tarkim, jūsų išmanieji namai, kuriuose yra visokie televizoriai, kiti prietaisai, juose taip pat yra kameros, yra mikrofonai, jie viską mato, viską girdi, taip pat sujungtas ir jūsų automobilis ir kiti dalykai, ir tai yra tiesiog sukurta jūsų skaitmeninė paskyra, kurioje jie viską žino apie tave, viską mato, jie mato, kur tu eini per visas kameras miestuose, ką tu darai, ką tu šneki, jie nuskanuoja tavo veidą, jie netgi gali tau uždrausti išeiti iš kažkokios kvartalo teritorijos, dėl ko jie ir stato dabar tos išmaniuosius miestus su visais tais 5G tais bokštais, kurie padės sujungti viską. Tiesiog bus žmonės įkalinti, kaip ir sakiau, kaip ir gyvuliai kokie. O bus prisidengta tuo, kad reikia neva gelbėti pasaulį nuo pasaulio atšilimo, neva tai pasaulis eina į susinaikinimą. Ir tas pranašas, kaip turėjo gali duoti žvėries atvaizdų gyvybę, kad tas atvaizdas galėtų ir kalbėti, tai yra tas dirbtinis intelektas, kadangi jisai viską valdo, viską mato, ir padarytų, kad visi, kurie negarbint žvėries atvaizdo, būtų nužudyti. Tai tas dirbtinis intelektas bus kaip jų naudojamas instrumentas, matys žmogus garbina tą antikristą ar negarbina, ir visi, kurie nesutiks su ta viena pasaulio religija, kurie negarbins, nepagarbins to antikristo, tai tie bus medžiojami, bus žmonės žudomi už tai, kad jie negarbina antikristo.
Ir vėlgi, ką matom šiai dienai pasaulyje, kas vyksta, tai Amerikoje yra politikai, kurie jau stumia tą, būtent ruošia kelią antikristui šitiem dalykam, šitiem persekiojimam, žudimam. Tai jie dabar prisidengia apie tuos dalykus, kur vaikus tvirkina, aukoja, tie visi satanistai, tai jie dabar prisidengdami šituo, kad reikia įgalinti vėl pas mus Amerikoje mirties bausmę žmonėms, kad neva apsaugotume savo vaikus. Ir kaip gražiai nuotrauka būtent su auskariukais, kurie kryžiaus formos, neva tai jinai yra šviesos nešėja ir gelbėtoja. Jie, kaip minėjau, taip jie dirba, jie prisidengia. Viena ranka jie iškelia to satanizmą, vaikų aukojimą, kita ranka jie prisidengia dabar tuo, kad jie nori įvesti mirties bausmę. O tą mirties bausmę vėliau panaudos kam? Būtent mums, tiem paprastiems žmonėms, kurie atsisakys garbinti šėtoną. Ir kas atlikinės tas bausmes? Atlikinės tie paprasti žmonės, kareiviai ar tai policininkai. Ir kokį pasirašė Trumpas praeitais metais įstatymą. Kad bet kas nužudytų teisėsaugos darbuotoją, tam būtų skirta mirties bausmė. Tai būtent tu net negalėsi pasipriešinti. Tai tave ir taip eis medžiot, bet jeigu žmonija priešinsis, tai vėlgi bus tiesiog skirta mirties bausmė, visi bijos ir tiesiog bus totali kontrolė visose gyvenimo aspektuose ir kas nepagarbins, tie bus medžiojami. Ir šitie įstatymai jau šiai dienai yra ruošiami būtent tam laikotarpiu. Presidential memorandum that directs your Attorney General and your U.S. Attorney for the District of Columbia, Judge Jeanine Pirro, to fully implement the death penalty here in Washington, D.C., where the evidence and facts of a case indicate that the death penalty should be used. Okay. Everybody understand? Death penalty in Washington. You kill somebody, or if you kill a police officer, law enforcement officer, death penalty. And hopefully there won't be that. This is... Sako, kad jeigu kažką nužudysi, jeigu ar tai policininką nužudysi, ar dar kažką, iš karto tavo mirties bausmė. Tai šitas įstatymas jau galioja, o šitas įstatymas dar yra tik tais pristatomas, kad visi tie vaikų tvirkintojai, satanistai, kad ir jiem būtų skirta mirties bausmė. Toliau yra griaunama, kaip sakiau, sena sistema, tai su tais Epšteino failais yra atskleidžiama visa pasaulinė korupcija. Tai ne tik tie satanistai, bet ir politinės figūros ir visa netgi finansų sistema grius, kadangi vyksta visi pinigų plovimai. Ir ką antikristas tas atneš naują sistemą, naują finansų sistemą, kuri bus naudojama vėlgi tiek dirbtiniu intelektu, tiek kriptovaliutomis, bus viskas sujungta į vieną, ta nauja sistema. Ir būtent prieš daugelį metų, prieš šimtmečius žmonės negalėjo suprasti šitos pranašystės. Dabar mes matome ir galime ją labai puikiai suprasti, kaip tai bus. Ir aprašo, kad ir jis daro, kad visi ir maži ir dideli, turtingi ir vargšai, laisvi ir vergai, imtų ženklą į savo dešinę ranką arba į savo kaktas ir kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti išskyrus tą, kuris turi ženklą ar žvėries vardą ar jo vardo skaičių. Tai bus ta sistema padaryta, kur žmonės, kurie kad galėtų pirkti ir parduoti, naudotis aplamai ta sistema, kuri bus pristatyta žmonijai kaip neva išgelbėjimas nuo korupcijos. Jie naudos kriptovaliutas, kad sakys neva su šita sistema nebebus korupcijos, pažiūrėkite, galėsite kiekvieną sekti, kiekvieną pinigų pervedimą, nes naudojant kriptovaliutas kiekvienas žmogus gali nueiti į tą istoriją pinigų pervedimo ir kiekvienas žmogus gali matyti, kur pinigai vaikšto. Tai ta sistema bus atnešta kaip išgelbėjimas žmonijai, žmonija ją priims, kadangi grius ta sena sistema, pinigai nuvertės, tai jie pristatys naują sistemą, kuri vėliau bus panaudota būtent prieš žmoniją. Ir bus paskelbtas ultimatumas, garbinkit mane, aš Dievas, ir tie, kurie garbinsit, galėsit gyventi ir pirkti ir parduoti, bet tie, kurie nepagarbins, nepriims jo ženklo, kas ta ženklas, tai mes to nežinome. Čia rašo, kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti, išskyrus tą, kuris turi ženklą ar žvėries vardą, ar jo vardo skaičių, tai yra kažkokie 3 variantai. Tai arba ženklas, arba jo vardas, arba jo vardo skaičius. Tai kaip aš kalbėjau, tai gali būti ta mikroschema į ranką, kur dabar matome šiai dienai.
yra jau testuojama, žmonėm implantuojama mikroschema, su kurios pagalba jie tiesiog prideda delną prie kasos aparato ir tiesiog jie taip sumoka. Tai gali būti tai ta mikroschema, gali būti kažkokia tatuiruotė, technologinė tatuiruotė, užtatuiruota ant rankos arba ant kaktos. Gali būti dar kažkas. Čia turės žmonės, kurie gyvens tais laikais, jie turės labai stebėti, kas vyksta aplink juos ir tiesiog nieko nepriimti, ką jums siūlo, jokių atvejų. Bet ką jie besiūlytų. Kažkam reikės jūsų sutikimo, tai ką jie siūlys. Čia kalbu tiem žmonėms, kurie galbūt žiūrės mano vaizdo įrašą būtent tada, kai vyks šitie įvykiai, kad žiūrėtumėte pasaulio įvykius ir jokių būdų, jeigu kažką reikalaus, jie žinoma tai nepateiks kaip ultimatumą, iš pradžių jie gražiai šnekės, kad tai yra jūsų naudai, kad tai jūsų patogumui, jūs tiesiog kažkokiu tais rankos gestų tiesiog galėsite atskaitinėti pinigais, nereikės jums nešiotis nei piniginių, nieko. Kažką jie sugalvos labai gražiai, tai kad atkreiptume dėmesį į viską ir bet kas reikalaus jūsų sutikimo, tai iš karto atkreipkite dėmesį, kad kas tai per dalykas ir ką jie nori to padaryti. Jokių būdų nepriimkite to. Ir būtent Trumpas vėl leidžia visus tos įstatymus, kad nori automatizuoti visą biometrinę sistemą, tai mūsų veidų pažinimus, visą tą sistemą, visą informaciją, kad viskas būtų automatizuota. Tai būtent tą, ką ir darys dirbtinis intelektas. We will finally complete the biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has... Na čia vėl prisidengia, kad kai tie visi pabėgėliai atkeliauja į šalis, tai čia tarkim į Ameriką, tai jie prisidengia, kad nevet reikia mums tos sistemos, kad gaudyti visus tos pabėgėlius, reikia juos sekti, tai jiem dabar įleidžia įstatymus, kad būtų galima naudoti tas biometrinės sistemas, kad automatiškai sekti visus, tai vėlgi tai bus panaudota prieš visus žmonės. Tai vėlgi tas žvėries ženklas gali būti netgi vakcina, jie gali per vakciną įskiepyti žmogui mikroskopinės, bevėlės mikroschemas, kurios keliaus kraujotaką, jos nueis į smegenų sritį, kur tenais bus sujungtos kažkokiais žmogaus tais neuronais ar kitais dalykais, aš tais dalykais nenusimanau, bet tai gali būti tas žvėries ženklas, netgi pati vakcina. Tai reiktų atkreipti dėmesį, ar bus reikalavimus tais laikais vėl kažkokius tais vakcinos. Toliau yra vėlgi sukurtas tokia kaip mini adatytės, tokia mini mikroschema, kuria tiesiog prijungiama prie žmogaus riešo ir jinai yra kaip vėlgi tas skaitmeninis pasas, tavo visa biometrinė informacija ir tai yra kaip QR kodas ir tu tiesiog vėlgi net tau nereikės nei telefono, nieko, tu tiesiog visur skanuosi tą savo riešą su ta mikroschema ir visur galėsi praeiti. Taipogi jie matys viską apie tave, jie matys, ar tu ką tik pasiskiepinai būtent tą vakciną, kur dabar žmonėje jie reikalauja, jie matys, ar jūs pasiskiepinot ar nepasiskiepinot. Jie dirbtinio intelekto pagalba, kamerų pagalba, jie viską matys, jie netgi matys žmonės, kurie turi tą mikroschemą, kurie neturi tos mikroschemos. Ir tiesiog pabėgti iš šitos sistemos bus praktiškai nebeįmanoma, nebent reikės, nežinau, bėgti į kažkokius miškus gyventi žmonėm, bet abejoju, ar tai kažką atneš kažkokią naudą. Going to be the next mRNA platform, vaccine platform that they try and roll out at a wide scale. So first in 2019, Gates funded a study for the original development of these quantum dot implants. So it's a microneedle patch array. So it's got a bunch of mini needles. It's like a Band-Aid. You put it on your wrist, it dissolves, and it installs these quantum dot materials that last for at least 5 years. So they developed that in 2019. Now in 2025, Gates funded another study that shows just how advanced now this technology has become. It is advancing at a very fast pace. Now these microneedle patches can install literal quantum dot QR codes that can be read with AI with specialized cameras and decoded to store batch information, lot number, how many doses you received. There you go. They put it on the pig. That's what it looks like. It's a literal QR code. You will be marked
This lasts, again, for years, perhaps permanently. And this will be used as a biological vaccine passport system where you won't use your phone. You won't use the QR code on your phone to enter the store and travel. You will use your wrist where this material is embedded in your body. And so this is very dangerous. And this even earned a spot at the 2025 Global Vaccine Forum, where they had their own session on these microneedle patch implants. So this is planned for wide-scale deployment for another pandemic. Tai yra ginklas, o ne technologija, tai bus panaudota būtent prieš žmoniją. Toliau Kinijoje parduotuvės iš vis nebereikia nieko, nei piniginės, nei telefono, tiesiog nuskanuoja tavo veidą ir viskas, ir tu jau sumokėjai už savo prekes. I heard if you don't have money, you don't have card, you don't have a phone, you can still make payments in the supermarkets in China. Let's give it a try. So today I went to the supermarket, I bought several stuffs, and yeah, let's see what comes out. After I click go to payment, it gives me an option to scan my face, and just in a second the payment's done. What do you guys think? Do you think it's amazing? Viskas, nuskanavo veidą, viskas, nieko nereikia. Iš tavo sąskaitos bus automatiškai jau nuskaičiuoti pinigai. Tai kažkas bus, ko jie reikalaus, kad visi žmonės imtų ženklą į savo dešinę ranką arba į savo kaktas. Tai neaišku, kas tai bus, galbūt iš vis kažkoks nekaltas dalykas, todėl reikia žiūrėti labai labai atsargiai, ką jie žmonijai pradeda siūlyti. Kas turi supratimą, tai apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai yra žmogaus skaičius ir jo skaičius yra 666, tai 36. Apie ką kalbėjau, kad galima ir apskaičiuoti, tarkim, yra toks dalykas kaip gematrija, kad kiekvienas žodis, kiekviena raidė turi kažkokį skaičių ir žodis susideda į skaičių sumą ir ta suma, tarkim, Neuralinkas gaunasi 36. Būtent Elono Musko, kuris žmonėm dabar implantuoja mikroschemas į jų smegenis, tam, kad neva tais žmonėm, neįgaliems žmonėms padėti, tarkim, kurie nevaldo kojų, rankų, jie gali savo minčių pagalbą su tą mikroschemą valdyti, tai kompiuterį, valdyti programas. Tuoj pat Elonas Muskas kalbėjo, kad galės žmonės savo minčių pagalbą valdyti robotus, arba jeigu žmogus yra be rankos, tiesiog jam bus prijungta roboto ranka ir jisai būtent per tą mikroschemą galės valdyti tą ranką būtent kaip savo tikrą ranką. Tai vėlgi yra 36, tai būtent tas pavadinimas Neuralink, jeigu apskaičiavus žodžio sumą. Ir Elonas Muskas sako, kad ateityje kažkuriu metu Neuralinkas tai bus normalu, kad visi turės tą Neuralinką savo smegenyse ir tai bus new normal, kaip sako amerikiečiai, tai bus tiesiog kasdienybė ir normalu turėti šitą mikroschemą savo galvoje. Toliau, kaip minėjau, kompanija Metallicus, kad atkreiptume dėmesį, kai bus šitie laikai, į tokį žmogų kaip Marshall Heiner, kuris jo kompanija būtent kūrė tą skaitmeninę sistemą su kriptovaliutom, su dirbtiniu intelektu, kas bus, mano nuomonė, vėlgi panaudota būtent šitam tikslui. Tai visa sistema būtent reikalinga, tai yra 4-5 kriptovaliutos, XPR, Metal, Blockchainas. Ir šitos valiutos, jos bus sujungtos į vieną, tai sudarys visą sistemą. Tai tarkim, tas Metal Blockchainas, tai yra kriptovaliuta, kuri vadinasi Metal. Tai bus kaip pamatas visai sistemai, tai bus sluoksniai, tai tas Metal Blockchainas yra pamatas visai sistemai. XPR tai yra kiekvienas bankas per šitą kriptovaliutą pervedinės pinigus, per ją bus vaikščiojami pinigai, taip pat bus naudojama programėlėms kaip dApps ir per ją bus galima balsuoti, nes viskas bus su skaitmeninė tapatybė, žmonės balsuos tiesiog iš savo telefonų. Toliau šitą kompaniją yra sukūrus stabili valiuta, stabili moneta, skaitmeninė, ir tai yra krepšys, ir kiekvienas bankas turės skirtingą savo banko valiutą. Tai tarkim, ten Swedbankas turės Swed stabili moneta. Tarkim, jeigu šiai dienai euras, tai būtų Swed stabili euro moneta. Tarkim, kitas bankas, ten ūkio bankas, tai būtų ūkio banko stabili moneta. Ir kiekvienas bankas turės savo atskirą valiutą ir visos tos bankų valiutos bus šitame krepšyje. Kitaip nepaaiškinsiu, čia yra labai gili tema, kad suprasti visą tą technologinę pusę.
Tiesiog noriu pasakyti, kad šita visa jų kuriama technologija bus sujungta į vieną, būtent tą sistemą. Ir čia naudojama bus ir dirbtinis intelektas, ir skaitmeninė tapatybė integruota. Ir bus ta piniginė, kurią žmonės naudos, tiesiog programėlė. Ir toje programėlėje bus viskas. Ir žmonės ir balsuos, tarkim, rinkimai, ir pirks, ir parduos, ir kitus dalykus darys. Ir viskas bus vienoje sistemoje. Ir būtent atkreipdėmėsi šitą pamatą visos sistemos, tai Metal blockchainas. Ir būtent ta moneta turi, kiekviena kriptovaliuta turi tam tikrą kiekį tos monetos skaičiaus. Tai būtent ta moneta turi būtent 666 milijonus, 666 tūkstančius ir 666 vienetus būtent tos kriptovaliutos. Tai vėlgi atkreipkite dėmesį į šitą žmogų, į šitą kompaniją šitų pavadinimu. Ir būtent jisai vėlgi ant balto žirgo, kas simbolizuoja čia šitam kontekste antikristą. Ir tie patys simboliai, kurie patys žinote, ką reiškia. Atkreipkite dėmesį į šitą programėlę, į šitą piniginę, kuri galimai bus žmonijai siūlome kaip ta nauja sistema, kuri neva išgelbės žmonės nuo korupcijos. Tai kas nutiks žmonėms, kurie priims šitą žvėries ženklą, garbins tą antikristą, priims jo sistemą, tai yra labai aiškiai parašyta. Jei kas garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo ženklą į savo kaktą ar į savo ranką, tas gers Dievo rūstybės vyno, kuris be priemaišų išpiltas į jo pasipiktinimo taurę, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų akivaizdoje ir avinėlio akivaizdoje. Ir jų kankinimo dūmai kyla aukštyn per amžių amžius, ir neturi poilsio nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį ir jo atvaizdą, ir kurie ima jo vardo skaičių. Visi žmonės, kurie priims tai, tie žmonės bus galų gale numesti į ugnies ežerą, į amžinoms kančioms Dievo rūstybei, kadangi jie pradėjo garbinti velnę ir priėmė jo sistemą. Kaip ir minėjau, žmonės, kurie nepriims to ženklo, nepriims žvėries antikristo garbinimo, tai jie bus medžiojami, bus žudomi. Tų žmonių, kurie nepriims to, jie pasirinks verčiau mirti, jie įtikės Kristumi, tikruoju Kristumi, nors ir galbūt visas pasaulis bus priešinamas prieš Jėzų Kristų, bet bus žmonių, kurie įtikės per tos 7 metus suspaudimo ir nepriims to ženklo. Jie turės mirti dėl savo pasirinkimo, dėl savo tikėjimo į Dievą, į Jėzų Kristų, bet jie bus išgelbėti, jie bus prikelti naujam gyvenimui su naujais pašlovintais kūnais, apie ką šneku kituose savo vaizdo įrašuose. Ir mačiau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, ir kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, nei neėmė jo ženklo ant savo kaktų ar į savo rankas. Ir jie gyveno ir karaliavo su Kristumi 1000 metų. Tai po tų 7 metų viso blogio žemėje antikristo grįž Kristus antrąjį kartą. Jisai numes tą antikristą ir pranašą į ugnies ežerą iš karto, teis žemės tautas, ir visi tie, kurie per tos 7 metus atsisakė to, aplamai atsisakė garbinti. Žinome, kad garbinimas prasidės įpusėjus, tai yra 3,5 metų, kai praeis, tada prasidės tos visos blogybės. Ir žmonės, kurie per tą laikotarpį nepriims to, jie greičiausiai mirs, bet jie bus, kada Kristus sugrįš, jie bus prikelti su pašlovintais kūnais, nemirtingais kūnais. Bet likę mirusieji neatgyjo iki pasibaigs 1000 metų, likę tie, kurie dėja, bet pagarbino antikristą, priėmė tą sistemą, tai jie buvo numesti į pragarą. Ir po 1000 metų tada karaliaus Kristus žemėje, bus taika žemėje, ir po 1000 metų bus paskutinysis baltasis sostas, tai yra teismas, kur Kristus teis visus mirusiuosius, visus tuos pragare. Pragaras nėra galutinis tikslas, tai yra laikina vieta, kol jie laukia teismo. Po teismo galutinė vieta bus ugnies ežeras, tai yra ta bausmė žmonėms, kurie nepriėmė Kristaus savo gyvenime, ir būtent tiem, kurie per tą laikotarpį priims antikristą.
Kaip minėjau, viskas rodo, kad mes esame jau čia pat šių visų įvykių, kaip Anglijos gatvėse buvo paleisti arkliai, tai baltas kruvinas arklys, kas simbolizuoja vėlgi ateinantį 4 apokalipsės raitelius, antikristą. Ir apreiškimo 6 skyriuje aprašyti yra 4 apokalipsės raiteliai. Visas tas blogis, kas ateis žmonijai. Ir pamačiau, ir štai baltas žirgas, ir ant jo sėdintysis turėjo lanką, ir jam buvo duotas vainikas, ir jis išėjo nugalėdamas, ir kad nugalėtų. Tai jisai užkariaus, užvaldys pasaulį, įgys valdžią, kaip minėjau, 10 ragų, jisai 3 karalius, 3 galvas nuims, jisai valdys. Jam bus duota aplamai paskui viso pasaulio valdžia, jisai valdys per tą sistemą, apie kurią kalbu, per visą tą dirbtinį intelektą, visas tas technologijas, ir jam buvo duotas vainikas, tai visa valdžia, ir jisai išėjo, kad nugalėtų. Ir jisai turėjo lanką. Ir kas tas lankas, tai pagoniškas dievas Apolas, kurį garbindavo tiek Romos imperija, tiek graikai. Tai žinom, kad tie visi pagoniški dievai, tai nėra dievai, tai yra tie patys angelai, kurie sukilo prieš Dievą. Dievas sukūrė angelus laisva valia, ir tie angelai sukilo. Vienas iš jų buvo Liuciferis, kuris pradėjo tą sukilimą, toliau į jo gretas atėjo kiti angelai, kurie taip pat sukilo. Buvo danguje karas, tie angelai buvo išmesti ir dabar tas Liuciferis ir yra tas velnias vadinamas, o tie kiti angelai, kurie buvo irgi sukilę, jie yra tie patys demonai. Ir būtent tie visi pagoniški dievai, kai buvo karo dievas, saulės dievas, tenais Marsas, Apolas, kiti, tai yra visi tie patys sukilę angelai. Ir būtent šito Apolo dvasia, mano nuomonė, ir bus įkūnyta į tą antikristą. Apreiškimo 9 skyriui. Ir jie turėjo savo karalių, bedugnės duobės angelą, kurio vardas hebrajiškai yra Abadonas, bet graikiškai turi vardą Apolijonas. Tai būtent tas pats, kurį garbindavo tos imperijos. Apie tą patį angelą, apie tą pačią jo dvasią kalbama, kad karaliaus žemėje, o kas karaliaus, tai tas antikristas. Tai mano nuomonė, būtent jo dvasia ir įsikūnys į tą žmogų, kuris bus antikristas. Tai tais laikais nebus ne tik, kad bus tas antikristas, tos sistemos, bet bus ir antgamtiniai dalykai, ir žemės drebėjimai, ir kiti dalykai, ir jūros pavirs krauju, mirs jūros gyvūnai, ir bus patys pragaro vartai atverti. Buvo duotas bedugnės duobės raktas, atidarė bedugnę duobę, ir iš duobės pakilo dūmai, iš dūmų išėjo į žemės kėriai, jiems buvo duota valdžia. Kokią valdžią turi žemės skorpionai, ir jiems buvo įsakyta, kad nekenktų žemės žoliai, nei kokiam žalumynui, nei kokiam medžiui, bet tik tiems žmonėms, kurie neturi Dievo antspaudų savo kaktuose. Tai yra tie visi bedieviai, kurie netiki Dievo, nes kurie įtikėjo Jėzų Kristų, jie yra užantspauduoti šventąja dvasia, tai tas antspaudas kaktuje yra šventoji dvasia. Ir jiems buvo duota, kad jų nežudytų, bet kad kankintų 5 mėnesius. Ir jų kankinimas buvo kaip skorpiono kankinimas. Ir tomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras. Tai Dievas, tai yra tie 7 metai, tai yra Dievo rūstybė ant nuodėmingo pasaulio, ant bedievių, taip pat ir ant Izraelio tautos. Ir tai bus ne vien tik tas antikristas velnias fiziniam kūne, bet ir bus visokie antgamtiniai reiškiniai, visokios būtybės. Tai nėra žiaurumas, tai yra Dievo kraštutinumo priemonė. Jisai dar bando, net tais laikais, savo rūstybės laikais, dar bando žmonės atsukti į save, kad jie patikėtų, kad šauktųsi Dievo pagalbos. Tie gyviai, jie kankins žmonės, bet nežudys tam, kad žmogus šauktųsi Dievo pagalbos, nes tik taip žmogus bus išgelbėtas. Tai Luko 21 skyriuje aprašoma yra, kad tie laikai bus tokie baisus, kad žmonių širdis tiesiog sustos iš baimės. Žmonių širdis nusilps dėl baimės ir belaukiant dalykų ateisinčių ant žemės. Tai bus tokie baisus laikai, kad ir žemėje ir vaikščios visokie gyviai iš pragaro ištrūkę ir tiesiog bus košmaras. Nes šitos bus keršto dienos, kad išsipildytų viskas, kas užrašyta. Nes šalyje bus didis sielvartas ir rūstybė šitai tautai. Tai kalba apie Izraelio tautą. Kadangi jie atmetė Jėzų Kristų. Ir jie kris nuo kalavijo ašmenų ir bus vedami į nelaisvę į visas tautas, ir Jeruzalė bus pagonių trypiama, ir žemėje tautų sielvartas.
Pauliaus laiška Tesalonikiečiams ir aprašo vėlgi apie tą antikristą. Tegul niekas neapgauna jūsų kokiu nors būdu, nes ta diena neateis, kol pirma neateis atkritimas ir nebus apreikštas tas nuodėmės žmogus, tai kalba apie antikristą. Pražūties sūnus, kuris priešinasi ir aiškinasi viršum viso, kas vadinama Dievu, ar to, kas garbinama, taip, kad jis sėdi Dievo šventykloje, kaip minėjau, jis sėdės trečioje šventykloje, kuri bus dar pastatyta Izraelyje, sėdi Dievo šventykloje kaip Dievas, rodydamas save esant Dievu, tai jis reikalaus to garbinimo. Ir tada bus apreikštas tas nedorėlis, kurį viešpats užmuš savo burnos dvasia ir sunaikins savo atėjimo spindesiu. Tai įvyks, kada bus antras Kristaus atėjimas, jisai nukaus tą antikristą, tą pranašą ir visas tas kariuomenės, kurios bus tuo metu sukilusios prieš Izraelį, bus apsupę Izraelio tautą, norės ją sunaikinti. Ir čia pasirodys Jėzus Kristus ir sunaikins visą šitą ir sunaikins antikristą. Būtent tą, kurio atėjimas yra pagal šėtono veikimą su visokia jėga ir ženklais, ir melagingais stebuklais, ir su visokia neteisumo apgavystė, tuose, kurie žūsta, nes jie nepriėmė tiesos meilės, kad būtų išgelbėti. Ir todėl Dievas pasiūs jiems stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu, kad būtų pasmerkti visi, kurie netikėjo tiesa, bet mėgavosi neteisumu. Visi žmonės, kurie atmetė Dievą, atmetė Jėzų Kristų, tai Dievas siūs jiems dar didesnį paklydimą, dar didesnį melą, kad jie tiesiog ir paspringtų tai savo melais, paspringtų to savo neteisumu, kadangi jie nenorėjo tikėti tiesa, jie nenorėjo tikėti Dievu, jie nenorėjo priimti Jėzaus Kristaus aukos už savo nuodėmes, jie norėjo toliau gyventi savo nuodėmėse. Tai Dievas jiems, tokiems žmonėms, tą ir pasiūs, ko jie norėjo. Mato 24 skyrius. Ir koks bus tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas. Ir Jėzus atsakydamas tarė, žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų, nes daugelis ateis mano vardu sakydamas, aš esu Kristus, ir daugelis suklaidins. Ir kils daug netikrų pranašų ir daugelis suklaidins. Jei tada kas nors jums sakys, štai čia Kristus, arba tenai netikėkite, nes kils netikrų Kristų ir netikrų pranašų ir parodys didžių ženklų ir stebuklų, taip, kad jei būtų įmanoma, jie suklaidintų pačius išrinktuosius. Tai būtent ta viena pasaulio religija, kada jie pradės rodyti visus tos stebuklus, neva jie yra dievai ir daugelis suklaidins. Ir išgirsite apie karus ir karų gandus, žiūrėkite, kad nebūtumėte sunerime, nes visa tai turi įvykti, bet tai dar negalas, nes tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę, ir bus badmečių ir marų ir žemės drebėjimų įvairiose vietose. Visa tai yra sielvartų pradžia, tada jie atiduos jūs kančiai ir jūs žudys ir jūsų nekęs visos tautos dėl mano vardo. Čia kalba apie Izraelį ir vėlgi sako, kad jūs žudys, jūs kankins dėl mano vardo. Tai yra dėl Jėzaus Kristaus vardo. Tai jie prilipins tai, kad Jėzus Kristus yra žydų dievas, kad galimai, kaip ir minėjau, kad Jėzus Kristus yra tas satanistas ir patys žydai yra tie satanistai. Tai vienas iš variantų, kad gali būti, kad jie pakreips visą tą pyktį žmonių būtent į Jėzų Kristų ir sakys, kad jisai ir yra tas dievas, kuris sako aukoti, kuris skatina kanibalizmą ir kraujo gėrimą. O tas antikristas bus neva gerietis, kuris išgelbėja pasaulį būtent nuo to blogio ir jisai neva tai yra tikrasis dievas, tikroji šviesa, tikroji tiesa. Ir žmonės įkris į tuos melus ir jie priims jo sistemą. Ir tai bus tik tai jų pačių griūtis, žūtis tų žmonių. Kaip minėjau, antikristas atneš taiką pasaulyje, sustabdys karus ir ką matome, kad Trumpas dabar yra sukūręs, tai yra taikos koalicija tarp skirtingų šalių. Yra būtent ką tik neseniai yra sukurta šita koalicija. Ir vėlgi matom iš simbolių, tai tas pats Romos imperijos vainikas, kur tas vainikas yra būtent tiek ir ant kitų organizacijų yra kaip simbolis, ant jungtinių tautų taip pat tas pats vainikas. Tai ta pati sistema yra tik tai pateikiama vėlgi kita ranka, kaip taikos nešėjas. Pirmam laiške Tesalonikiečiams 5 skyriuje. Nes kai jie sakys ramybė ir saugumas, tai yra ta taika, kurią antikristas atneš. Tuomet juos ištiks staigus žlugimas, kaip gimdymas skausmai neščia moterį. Ir jie nepabėgs, bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų kaip vagis. Jūs visi esate šviesos vaikai ir dienos vaikai. Mes nesame nei nakties, nei tamsos. Todėl nemiegokime, kaip kiti miega.
bet budėkime ir budėkime blaivus, nes tie, kurie miega, naktį miega, ir tie, kurie pasigėrė, naktį pasigėrė. Bet mes, esantis dienos, būkime blaivus, užsidėję tikėjimo ir meilės krūtinšarvį ir išgelbėjimo viltį kaip šalmą, nes Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, bet įgyti išgelbėjimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mirė už mus, kad mes ar bundame, ar miegame, gyventume kartu su juo. Tai visi kalba apie mus, apie šviesos žmonės, kurie įtikėjo į Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, kad jis atpirko mūsų nuodėmes. Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, mes priėmėm jį ir galime guosti save tai žodžiais, kad mes esame išgelbėti ir mums neteks šių laikų patirti, mes būsime patraukti iš žemės, kada mes būsime patraukti visi tikintieji, tada tik prasidės Dievo rūstybės laikai, tie antikristo laikai. Ir tai aprašo, nes pats viešpats nusileis iš dangaus su šauksmu, su arkangelų balsu ir su Dievo trimitavimu, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmi, tuomet mes gyvieji ir pasilikusieji kartu su jais būsime pagauti debesyse sutikti viešpatį ore. Ir taip visada būsime su viešpačiu. Tai visi tikintieji bus prikelti, paimti, sekantis biblinis įvykis, apie kurį esu padaręs įrašą, paėmimas ir toliau vestuvės ir 1000 metų. Tai kas įvyks, kai mus paims, ką mes ten darysime, tai yra 2 įrašai. Tai kas nori, pasižiūrėkit, jeigu dar nežinote, apie ką kalbu. Tai Kristaus kūną, kada Kristus po nukryžiavimo apsireiškia Pauliui, atskleidė jam paslaptį apie Kristaus kūną, kad yra toksai Kristaus kūnas ir visi tikintieji yra pakrikštijami į tą Kristaus kūną, taip vadinamą. Ir tas Kristaus kūnas buvo renkamas 1000 metų ir visi tikintieji yra pakrikštyti. Ir būtent tas sekantis biblinis įvykis, kada Kristus susirinks tą Kristaus kūną, tai visi, kurie yra mirę žmonės, bet jie buvo įtikėję į Kristų, tai jie bus prikelti ir paimti, yra jų kūnai pakeisti į naujus kūnus, į amžinus kūnus, pašlovintus kūnus. Ir paskui bus prikelti esantis gyvieji. Būtent tuo metu, kai nutiks šitas įvykis, tai tie žmonės, kurie įtikėjo ir tuo metu yra gyvi, tai jie bus taipogi paimti. Ir rašo, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmi, tuomet mes gyvieji. Tai būtent tie, kurie mes tą momentą, tie žmonės, kurie bus gyvi. O Kristuje reiškia būti Kristaus kūne, tai yra pakrikštyti dvasiškai šventąja dvasia į Kristaus kūną. Ir kada įvyks šitas įvykis, mes būsime paimti, patraukti į žemės ir tada Dievas išlies savo rūstybę ant žemės. Tai bus 7 suspaudimo metai. Tai tas antikristas, ta visa sistema, tie visi antgamtiniai dalykai, iš pragaro išleistos tos būtybės visos. Ir tuomet bus Kristaus antras sugrįžimas, bus ir Kristus valdys šią žemėje 1000 metų. Jisai teis tautas ir po 1000 metų, kaip sakiau, bus paskutinis teismas. Bus teisiami tie, kurie dabar pragare laukia savo teismo dienos. Mes įtikėję, mes nebūsime teisiami, mes jau būsime paimti. Ir mūsų tas teismas mums negalioja, mes įtikėjome, Kristaus kraujas mums atpirko visas nuodėmes. Mes esame išgelbėti ir mes visą amžinybę kartu su Kristumi gyvensime tais pašlovintais nemirtingais kūnais. Čia parašiau datas, tai 26 paėmimas, 33 metais antras sugrįžimas, tai todėl, nes man taip atrodo, kad būtent šiais metais, šių metų gale bus tas paėmimas Kristaus kūno ir prasidės būtent 7 metai Dievo rūstybės ir galimai pagal mano apskaičiavimus, pagal mano supratimas, simbolizmo ir kitų dalykų, kitų žemės įvykių, kad būtent esame labai labai arti to paėmimo. Ir jeigu skaičiuojant, kad suspaudimas bus 7 metai, tai jeigu šiais metais Kristaus kūnas bus paimtas, tai po 7 metų gaunasi būtent 33 metai, tai būtų antras Kristaus sugrįžimas. Vėlgi tai yra mano nuomonė, tai yra mano supratimas. Nebūtina jums tikėti dabar tuo, bet tiesiog, ką aš jums rodau, jūs patys eikite, domėkitės ir pasižiūrėkite, nuspręskite jūs patys savo galvą. O kas dar nepriėmė Jėzaus Kristus kaip savo gelbėtojų, tai dar durys yra atviros. Raginu visus priimti Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, kaip tai padaryti. Tai tiesiog, jeigu tu tiki, kad Jėzus Kristus savo krauju atpirko tavo visas nuodėmes, tiek praeities, tiek dabarties, tiek ateities, kurias dar padarysi.
priimi jį kaip savo gelbėtojų, tiki į jo auką ant kryžiaus už tave ir tiki į jo prisikėlimą 3 dieną. Tu esi išgelbėtas. Bet tas tikėjimas turi būti tikras, ne šiaip paviršutiniškas, tiesiog tikiu. Ne, tu tiesiog nuoširdžiai širdimi tiki, kad jis tai padarė už tave. Bet jeigu tu nepripažįsti, kad tu esi nusidėjėlis, jeigu tu nepripažįsti, kad tu esi nieko blogo padaręs per savo gyvenimą, tai tas tikėjimas negali būti tikras. Nes tau netrodo, kad tau reikia kažkokio gelbėtojo. Tai tik tai supratęs, kad tu esi blogas žmogus, kad tu esi padaręs daug blogų dalykų savo gyvenime ir kad tau reikia atleidimo. Jeigu tai supranti, tada tavo tikėjimas gali būti tikras tikėjimas į Jėzų Kristų ir tai, kad jis atleido tau viską. Tai tikėk į jį, tikėk į tai, kad jis buvo nukryžiuotas, jisai padengė tave savo šventu krauju, nuplovė tave, tavo nuodėmes ir tu esi išgelbėtas. Ir tai yra taip paprasta. Ir tos durys labai greitai užsivers, bus paimtas Kristaus kūnas ir bus išlieta Dievo rūstybė žemėje. Ir jeigu tu nenori sutikti tos rūstybės, gyventi tais laikais antikristo, visų tų blogybių, tai įtikėk dabar šią akimirką, šį momentą, nes paskui žmonės turės guldyti savo galvas, bus persekiojami, žudomi žmonės, kada jie ateis naujai į tikėjimą, nes visi tikėjai bus paimti, o per tuos 7 metus bus vėl ateis žmonės, nauji žmonės į tikėjimą. Tie, kurie kadaise netikėjo, jie patikės į Jėzų Kristų, bet tie žmonės jau turės mirti dėl savo tikėjimo. Jie turės atsisakyti antikristo, atsisakyti to garbinimo, atsisakyti jo sistemos, jo ženklo ir jie už tai turės už Kristų paguldyti savo galvą. Tai jeigu jūs to nenorite, tai dar kol yra laikas, dabar įtikėkite ir jūs būsite paimti ir apsaugoti.